Labą dieną, vaikučiai. Sveiki atvykę į programą Darbščių rankų būrelis pas dėdę robotą. Nu va, čia yra mano toksai mažiukas kvodas, naujas projektas. Viskas kaip aišku, mėgstu išpjauti iš PCB plokštės. Reiškia, darbas užtruko kažkur tai beveik 5 valandas. Visas rėmo svoris gavosi 99 gramai. Tai čia yra skirtas, čia rinkinukas yra skirtas mažiukam kvodui ant 10 mm kvadratinių vamzdelių, maždaug apie iki 40 cm nuo motoro iki motoro skersai. Tai va, reiškia, sistemą dariau taip, kad visas dalis jos susirakintų, kad galima būtų jos su superglue suklijuoti. Reiškia, pažiūrėkim, kaip čia mums dabar susirinks jisai. Tas čia eina. Taip kaip sistemą jau patikrinau, reiškia, suklijau, viskas, kai susirakina, vieną dalį su kita, reiškia, suklijavau su superglue, sukabinu pirmą su labai lakiu. Tie CA, taip vadinami superglue, reiškia, kai jis yra labai lakus, subėga į visus tarpelius, susiklijuoja gerai ir toliau kai išdžiūna, dar per siūlės praeinu su tirštais klijais. Tai va, reiškia, sistema gaunasi tvirta, patikrinta jau ir šitaip darant galima nemažai sutaupyti svorio. Na va, čia yra motoro laikiklis jau surinktas. Kaip tik nusileidimui bus. Įsikiš. Ne, palauk, ne taip surinkau, šitas turi šitaip eiti, va. Va, kaip tik eis 10 mm skersmens kvadratinis vamzdelis, ar tai aliuminio, ar tai karboninis. Toliau įsistačius vamzdelį prasigręž 2 skylutės, kiaurai sutvirtinti tą vamzdelį ir toliau motorą galima bus tvirtinti arba tiesiai motorą pliusą, arba, kaip kad man labiau patinka naudoti motorų kryžių, nes kryžius aš išplatinu biškį ir dedu guminius žiedus nuo servo antivibracijos, kad dar sumažinti motorų vibracijas, taip kad čia jau kaip kam patogiau bus. Tai va, rinkinukas čia yra prototipas, dar kol kas tik tai, kai pradėsiu kepti, tai darysiu ant 12 mm vamzdelių ir biški paprastesnius, nes čia pjaustimosi su lobzikos čia užsiknysės. Tai va, motoras, reiškia 2 plokštės, čia iš karto padaryta yra jau pas mane batareikai laikiklis, kaip tik tarpelis velko pratilps, batareika nuo 1,3 iki 2,2 maždaug, čia padaryta ant turnigi dudu. Tai va, reiškia, susiklijuos vamzdeliai, susiverš, toliau yra skylės paruoštos iš karto vamzdeliam ant pačio korpuso. Čia, kaip matot, batareika yra padaryta X konfiguracijai skraidyti. Tai va, tas susiverš, tada ant viršaus galima bus surinkti lankelį. O kaip viskas tam prieina. Nu va, kaip pjaustysiu rinkinukus, tai tokio lankelio tikriausia nedarysiu. Čia yra tik tai prototipas mano kol kas. Spec užsakymas lengvas mažiukas vienam kolegai. Nors tas lankelis priduoda jisai ir pačio tvirtumo tam rėmui, kas man leidžia
biški daugiau išlengvinti visą tą plokštę. Kaip sakiau, jau pats visas tas rinkinukas sveria 99 gramus. Nu, dar ten to klijų prisidės visokių, tai vis tiek nebus ten tiek jau daug. Tai va, čia mano toks vat rinkinukas. Nu va, dėkui vaikučiai, ate.